to pasitikrinsiu mikrofoną ir iškart. Jo, skaitas, leiskit. H2 arba Henrikas Ryškus, taip į mane kreipėsi ir mano toks yra kaip šūkis, mano stilius ne problema, bet dėl jo turiu problemų. Ir toj pamatysi darbus, dėl ko taip yra. Jeigu kas nesuprato, tipo, kad dėl savo darbų aš turiu problemų, nes į komercinę pusę nepataikau. Čia yra pirmas kadras, kad laikomės su draugais kultūrinėse vietose, bet mums ten ne tas gaunasi, mes iš taurių pilsų į butelį atgavom. Mums labiau patinka undergroundinės vietos ir ne visur mes į tą kultūrą įsipaišom. Nes daugiau veikiant gal gatvėse, mes su šituo draugu kartu paišom grafitį, vaikai žiūrim, mes, manau, kad duodam gerą pavyzdį. Vietoj to, kad vakarai sėdėti. Nerašot Solomonų ant sienų, rašot? Kaip? Solomonų rašot ant sienų, ar ne? Ne, šitas yra iš Vilniaus, mes Klaipėdoj. Mes tuos kitus ir dar tam pačiam Facebook'e įdėjom darbą, ta prasme, vat žiūrėkit geras pavyzdys ir žiūrėkit Solomon blogas. Tai vienas mūsų buvo. Ir kame gaunasi kliukas, kad va tos darbus, kas yra gatvėje, naikina ir deda į galeriją tam, kad atneštų pelną. Bet mes visai nesu ta idėja esame. Mes daugiau su ta idėja, kad vaikams parodyt pavyzdį, kad tu gali kažką gerą padaryti, kurti, o ne tai, kad gaut pinigus. Ir čia viena mano iliustracijų yra, myžantis zuikutis, jis dar šoka. Kas neįsipaišo į jokius rėmus. Jis vaivorykštė myža. Ir sekantis skaidrė bus tas grafiti, va toks yra dalykas, dėl ko ir pats nukenti. Aš leidžiu saviraišką. Čia su markeriuku parašyta saviraiška ir dar su markeriuku juk pats leidai. Čia buvo po naujų metų, išdalinau flakonus, tai pareiškite žmonės, kurkit. Ir kad ir pats nukenti, visas kambarys buvo išpaišytas. Bet tu esi laimingas, nes tu duodi laisvę žmonėms, jie tokią kūrybą tau atsidėkoja. Ir vakas įtakoja, ta prasme, tokie stilistika, Londono, dar kažko, bet tai nedaro tiesioginės įtakos, nes daugiau tu domiesi, tu kuri savo, nes šitas, kas yra parašyta, ta prasme atspindi, tai Londono stilius nepakartojamas, nes mes jo nekartojam. Bet ko su kūryba nesistengiu pakartoti, tai smurto, ko nepropaguoju visiškai. Nors atrodo, tu esi piktas, su kūryba kažkaip stengiasi perteikti tai, bet jokių būdų ne į smurtą. Gerai, muša ten. Prikolina. Čia yra dirbtuvės, kaip Klaipėdoj prasidėjo anksčiau gatvėse paišėm, aš dizainą išėjau, kiti draugai grafitį paišyti, bet atsirado erdvė tokia, atrodo ir bardakas, bet va čia ir prasidėjo mūsų ta kūryba tokia, dėl ko aš šiandien ir kalbu čia. Nes kalbu šiandien už visą organizaciją temą kaip pagrindinis grafinis dizaineris, per kur eina ta kontrakultūra. Pradžiai mūsų buvo 3 žmonės, dizaineriai, muzikantai ir teatralai. Čia yra ryškesnės tokios figūros, o kitos dalis papildo kiti asmenys, kurie prisijungia prie mūsų. Taip susikūrė nauja erdvė ir vienas iš tų undergroundų tapo, kur kiti žmonės džiaugiasi 10-20 žmonių surinkę, mūsų mažai yra 100. Prasidėjo ta kultūrinė erdvė, atrodo, kur mes gyvenam, ten ir baletas šoka. Čia vienas iš tų vaizdų. Pradžiai, kai prasidėjo viskas, mes sakydavom, pas mus yra dirbtuvės, jokių tusovkių čia nebus ir pirmą kartą rugsėjo 4 susirinko žmonės, tai čia tusovkė. Ne, čia yra dirbtuvės, tai bet žmonės geria, linksminas muzika, tai tusovkė. Išsivystė iki to, kad Van ir Serio gimtadienis, džiazofilija, čia sekant iliustracija kito renginio, per kurį susirinko irgi daugybė žmonių ir jis tapo tokia kaip mada, nes atvyko atlikėjai iš užsienio, Mačiūnas ar Moskūnas, man visą laiką su pavardėm buvo problema. Čia nuotrauka, kiek žmonių laukia eilėj, kad patektų į šitą undergroundą. Ir surinkom virš 500 žmonių. Pasirodo, žmonėms reikia to. Ir po to prasidėjo visa kita, kad pakartom šitą įvykusį renginį, mes turim gerą sukūrę brandą, kuris pasiteisino, padarom džiazofiliją antrą. Džiazo renginį, kur susirinks dar kartą muzikantų daugybė žmonių. Bet gavosi į tai, kad atsirado rėmėjai, panaudokit mūsų logotipus, o mes prieš tos logotipus tokius. Ir dėl to pasirinkom vieną bendrą.
Mūsų bendras yra tema, bet čia kaip pavyzdį rodau kontrakultūros Pakmano tą tokį, kuris valgo rutuliukus, bet į kitą pusę nuo rutuliuko nusisukęs nuo tų pinigų komercinės pusės, kas tau atneša naudą. Nes nori daryti realų meninį dalyką, kur būtų menas, o ne dėl ko tu gauni pinigus. Ir ta kontrakultūra nusisuko taip, kad iliustracijos tapo tokios, kad negalėtum naudoti plakatuose, televizijoje. Tai, kas atrodo būtų tabu. Tai dėl to čia akies simbolis, per vidurį toks menelis, nei rūkančių, nei taip sėdinčių kažkaip privengia mūsų spauda ir nenorėtų rodyti. Ir dėl to ta visa stilistika tokia pradėjo vystytis. Grafinis elementas ir tie vaizdai, kas atrodo, negalima būtų stotelį šito pakabinti. Ir stengiamasi ko dėti mažiau informacijos tekstinės, kad nebūtų zombifikavimas. Ateik į temą, čia bus renginys, čia bus pornuškė, jokios pornuškės. Bus menas. Ir čia yra kitos merginos iš mūsų organizacijos iliustracijos, aš kaip dizaineris, jinai daugiau iliustracija, apjungta ir į vieną dalyką. Ir ateitėjimų link to, kad būtų ta prasme ne plakatai apie renginį informaciją, o plakatai meno kūriniai, kuriuos tu gali parduoti prieš renginį, 20 žmonių, jie sumokės daugiau, bet jie myli tą temą, jie už tai patenka į vidų ir jie turi meno kūrinį. Tai va tokia būtų ir idėja, ta prasme daryti ne pinigus, daryti meną. Dėl to ir undergroundą reikia saugoti, nes iš undergroundo ir visi kiti kultūriniai dalykai kyla. Madų infekcijai mus irgi kreivai va taip žiūrėjo, ateina vos kūstas ir sėdi kitas. Bet niekas nežino, kad jie apšvietimą statė, ten kūrė dalyką. Statė paskutinę skaidrę, čia yra tuščia tokia iš rytų filosofijos. Nebaigtas kūrinys palieka laisvės žiūrovai kurti.